Šiemet sugrįžome į savo laukus su arimais ir turėjome taip supuolę, kad turim atseliuojamų laukų. Už tai nedvejodami padarėme išvadą ir susiarėme laukus. Ar mes kažką tai tokio pagadinome su arimais ar pagerinome, tai žinoma derlius kitais metais parodys, bet visgi pradedant žiūrėti į daugiametę auginimo technologiją, kur mes visgi skiriame tikrai nemenką dėmesį cheminiai augalų apsaugai, technikos naujos įsigijimui. Ir matome, kad technikos naujos pirkimas yra labai gerai, sėjamųjų naujų pirkimas yra labai gerai, purkštuvų naujų pirkimas labai gerai. Visa tai turėtų didinti derlingumą, atliekant darbus teisingai laiku. Bet kažkaip tai paskutiniu metu mes su tuo sustojome. Ir matome, kad tie derlingumai pas mus kaip buvo pasiekti pačioje pradžioje, tik pradėjus ūkininkavimą, taip jie netgi sakyčiau, paskutiniu metu, netgi sakyčiau, truputėlį pradėjo mažėti. Nors technologiją iš tikrųjų laikome ir taikome labai intensyvę, plus atliekame, kaip ir minėjau, su pačia naujausia technika. Tai kasgi čia atsitinka, kad mums kažkaip tai neleidžia pasiekti tų norimų rezultatų. Ir ar tik nebus visgi mūsų, reiškia, kažkur tai daroma klaida, kad stengiamės viską minimalizuoti ir žemės dirbimą atlikti tik tokį paviršutinišką, kad tik kažko tai nesugadinti ir bijodami atlikti gilesnį žemės dirbimą kaip arimą. Tai mesgi visgi priėmėme šįmet sprendimuką, kad po 8 metų pas mus šįmet arimukas sugrįžta visgi į laukus, bet sugrįžta reiškia atseliuotuose laukuose, kadangi pas mus dirvožemiai yra sunkus, molingi, buvo labai sunku juos dirbti, kai tiek daug gavome drėgmės. Arimas mums padėjo iš tikrųjų tą paspręsti, nors arimas po tiek metų, kai nebuvo arta, jis nebuvo gražus ir geras, jis tikrai buvo atliekamas nebrandoje. Mes, kai pradėjome arti dirvožemius, tai iš tikrųjų tas buvo ryškiai matyti, kad nebuvo to reikiamo trupėjimo, struktūra dirvožemio buvo, nes pats dirvožemis buvo šlapias ir ta struktūra po arimo, jie buvo tie moliai tokie kaip vienalyčiai ir netrupantis. Tad kelias dienas po arimo laukėme ir kiekvieną dieną vis važiavome ir žiūrėjome, kada jau pasiduos, kada galima bus atlikti pirmą lėkštėmis pravažiavimą ir kad tik nepažeisti ir tuo pačiu ir nesuspausti dirvožemių ir nepadaryti dar blogiau, nei buvo prieš arimą. Bet dabar galim tiesiog pažiūrėti, kad atlikus arimą, šįmet aišku visur dirvožemiuose, pažiūrėkime, reiškia, į spaudimą, kad spaudžiant rodiklytę nelabai ką ir pakyla, bet visus 70 cm jinai sueina labai lengvai. Lengvu spaudimu, nereikia net kažkokio perdėto stipraus, reiškia, spaudimo. Su tuo arimuku nieko mes čia nepadarėme baisaus, o manau, kad kaip tik pagerinome dirvožemio net ir struktūrą, kuri buvo labai jau per tiek laiko sulieta ir daug vandens labai telkšojo dirvos paviršiuje. Tai arimukas mums visgi leido, sakyčiau, šiuo atveju, kaip vadinti, 20 iki 25 cm gavosi toks arimas.
nes atliekant seklesnį negalėjome tiesiog plūgo įvesti, jį mesdavo tiesiog į viršų. Tai mes sureguliavome drėgmės režimą, deguonies įleidimą, plus dirvožemiai jau pas mus šie buvo per tiek laiko užmirkę ir jie net turėjo tą savotišką kvapą. Toks, kaip galima sakyti, arimo metu stovint jautėsi tos metano dujos, kurių tiek prisikaupė ir jie dirvožemiai tie tokie net susmirdę. Tai dabar to visiškai nieko nesijaučia, matome, kad reiškia virbalas eina labai lengvai, dirvožemiai pūrūs, ne tik dirvožemio atstatyta drėgmės režimas, kaip minėjau, deguonies įleidimas, bet tuo pačiu ir maisto medžiagų išskirimas, nes įleidus deguonies dirvožemyje aktyviau pradeda veikti biologija ir visos augalinės liekanos, kurios buvo paviršiuje, jos yra užartos. Esant drėgmei, jos greitai persimineralizuos, perpus ir tas visas maistas bus atpalaiduotas, bus lengviau prieinamas augalams. Mes galime matyti, kad apačioje šiaudų šiek tiek matyti, bet labai nedaug, kadangi prieš arimą buvo atliktas skutimas. Ir kai skutimas yra atliktas, jie daug geriau persimaišo per visą sluoksnį ir tokio vienoje vietoje, reiškia, susitelkimo šiaudų kaip ir nematyti. Bet kadangi buvo labai daug drėgmės, mes matome, kad jie šiuo metu yra visi esantys žemėje ir matom, kaip jie trūpantys. Tai rodo, kad vykstanti jų mineralizacija ir greitas įvyks puvimas jų tiesiog nebeliks. Jeigu pasižiūrėti, jau šiek tiek netgi ir galim pamatyti ir slieką, kurių visiškai nebuvo, kai darėme arimą. Atrodo, dabar jau iš kažkur tai pradeda atsirasti, nes ant tiek buvo dirvožemiai užspausti ir tų dujų susikaupė tiek, kad ten nieks negalėjo gyventi. Tad matome, kad dabar atlikti darbai yra teisingai ir galėsime, aišku, kažkokio rezultato tikėtis. Arimas, kaip minimum, sakyčiau, 30% pagerina maisto medžiagų atpalaidavimą ir tai suteikia augalams geresnės sąlygas augti. Tad matome, kad dabar šiandieną, nors lauke labai šalta, bet dirvožemyje turime 9 laipsnius šilumos. Tai spalio 2 dieną baigsime visą suplanuotą savo sėją. Palyginti su praeitais metais, tai daug anksčiau nei pernai ir tikėsimės dar šiek tiek geresnio oro, kad tik leistų jiems sudygti ir atlikti dar vieną numatytą purškimą. Paskutiniu metu jau matėme, kad kažkoksai tai sprogimas tikrai įvyks, tad labai nelaukdami, greitai, kaip ir minėjau, griebėmės arimuko ir norime kažkaip tai tą mūsų ilgą laiką neartą ir vengimą dirvinių herbicidų iš rudens naudoti, tai sprendžiame problemą su arimuku. Nupurškėme tik prieš 2 skiltes žoles. Žinoma, jeigu yra matomi laukai, kur yra smilguolynai, tai tadagi vėl sugrįžtame prie to paties klausimo. Ar tikrai sprendimas yra naudoti vien tik cheminę augalų apsaugą, ją didinti tiek iš rudens, tiek pavasarį, bet gink dieve neprisidėti prie agrotechnikos, kuri iš tikrųjų ne tik piktžolių kontrolę išspręstų, bet, kaip ir minėjau, ir dirvožemio aeraciją, ir drėgmės režimą. Labai didelį dėmesį skiriame visai tobulai technikai, kuri yra iš tikrųjų labai reikalinga.
bet agrotechniką mes šiek tiek pamirštame ir už tai greičiausiai pas mus laukuose ne tik, kad atsiranda piktžolės, bet stipresniuose laukuose reiškia ir pastebima šiek tiek tas pats užmirkimas. Ir dar jeigu sugrįžti, tai tie patys ligų protrūkiai ir tas pats atsparumas greičiau išsivysto, nes jeigu visos augalinės liekanos gula ant dirvos paviršiaus ir taip mes bandome, reiškia, saugotis tik su fungicidais, tai mes jų turime naudoti tiesiog daugiau. Tai visgi požiūris į agrotechniką, ar tai arimą, ar tai gerą skutimą. Geras skutimas tai iš tikrųjų ne vien tik reiškia giluminis dirbimas, kur pravažiuoja ir žemės nemaišant, tik atplėšiama apatinė dalis ir vėl reiškia truputėlį struktūra pertrupa ar nepertrupa yra didelis klausimas, bet vėl jinai grįžta į tą pačią vietą. Visgi žemė, aš taip įsivaizduoju, kad mėgsta būti maišoma ir su ja reikėtų dirbti, ypatingai norint pasikelti rezultatus. Nes pas mane dirvožemiuose per tiek laiko dirbant su minimaliu žemės dirbimu, iš tikrųjų pastebima, kad atsirado plėmų laukuose, kuriuose nieks nebeauga, kuriuose tuose plėmuose rūgštingumas jau pasižiūrėjus pH 2 tik. Ten augti nieks negali, ten nieks ir neauga iš tikrųjų, o jis su kiekvienais metais tik didėja ir plečiasi. Tai vėlgi turime sugrįžti ne vien tik įnešdami kalkės ar kreidą, kas yra paskutiniu metu labai populiaru, nes kreidos reaktyvumas yra daug greitesnis, tai daug greičiau pasiekiame norime rezultatą, bet tuo pačiu ir organinėmis trąšomis tręšimas tų dirvožemių, bet vėlgi ir tas pats maišymas. O visgi kalbant apie arimą, jeigu nuspręsite jį daryti, tai bet koks arimas iš tikrųjų nėra gerai ir jūs negausite norimų lūkesčių patenkinimo, kadangi su blogu arimu, tai buvo mūsų šįmet, tuose laukuose jis nebuvo geras, bet buvo tiesiog jau priverstinis dėl drėgmės pertekliaus ir tą reikėjo daryti. Bet esant geram arimui atliekamam, kada jau dirvožemiai subrendę, kai pravažiuoja plūgas ir iš verstuvės, reiškia apversta rievė, jinai neblizga, o trūpanti, tai tada tokio arimo galima tikrai tikėtis ir gero rezultato, nes toks dirvožemio teisingas permaišymas, iš tokio teisingo permaišymo galima tikėtis ir gero rezultato. Taip kad visgi žiūrint į mūsų turimus dirvožemius ir pasiektus rezultatus, matyt, mes turime padarę spragų ir nors susipirkę, kaip ir minėjau, viską labai brangiai ir labai daug, investicijas darome labai didelės, bet kažkodėl tai dirvožemiui tik minimaliai, tik pravažiuoti reiškia vieną kartą, kad atlikti ir galutiniam rezultate matome, kad mūsų derlingumai pradėjo nukentėti.